Nu žodžiu, tiek jau dar vienas trūkumas atsirado, bet nieko baisaus. Naujas projektas, smartas, ir jis ne tik paprastas smartas bus, bet su motociklo varikliu. Ilgai netempsiu, iškart sakau, kaip bus. Žodžiu, dėsim Suzuki GSX-R litrinį variklį. Tai nupirkau smartą už 400, nupirkau verstą Suzuki už tuką 400 ir šitos pinigėlius susumuosim, parodysim viską, kiek kas gaunasi. Ir žodžiu, ne ten nukrypau, žodžiu, dabar trumpai apie smartą. Nupirktas smartas už 400 ir jį noriu parodyti prieš svapinant variklį, kaip jisai atrodo, kaip jisai važiuoja ir ką jisai gali dabar ir ką jisai galės po kelių mėnesių, kai mes padarysim šitą projektą. Trumpai apie smartą. Variklis 0,6 litro, 40 kW turi. 99 metų, 2 durys. Mažylis, nežinau, matėt, kaip aš atrodau jame turbūt juokingai, bet kai bus variklis galingesnis, litrinis bus, kilovatų bus 136, apsukų bus ne 6000, o 16 000. Garsas, vaizdas visiškai bus kitas ir, žodžiu, kitas ir kontentas bus. Bet pradžia video norėjau parodyti apie tai, kokia ta mašina yra smartas ir ką iš jos padarysim. Žodžiu, šiandien jau važiavau į techninę apžiūrą, tai iš karto, taip trumpai gal parodysiu. Truputį turi kėbulo defektų, čia jinai yra visa plasmasinė, jeigu ką, labai lengvutė, plasmasinė. Ir norėjau šitą skilimą sutvarkyti, paspaudžiau pirštu ir pralūžo šitą plasmasę. Nu, žodžiu. Dar vienas punktas turbūt į tech apžiūrą, kodėl nepraėjau. Vidus labai juokingas. Nepraėjau tech dėl kelių punktų. Tai yra priekinius stabdžių diskus reikia pakeisti, galinio numerio apšvietimas nedega, tada duslintuvas kiauras, apstepalavė iš apačios šiek tiek, bet tas neaktualu, nes variklis keisis. Toliau nedideli trūkumai. Tai labai mažai trūkumų realiai, labai lengvai padarysim tech apžiūrą, nes planas yra padaryti 2 metų tech apžiūrą ir po to, maksimum, sakykime, užsidedam laiką, pusę metų mes ją konstruojam, sudedam tą variklį ir kad dar turėtumėm 1,5 metų pasivažinėjimui su techu, su žaliu lapu. Techniniai duomenys daug maž aiškus, aš nežinau, ar čia verta daug kalbėti, gal šiek tiek parodom, kaip jinai važiuoja, kaip jinai dirba, kaip jinai skamba, kaip jinai burnautina, kaip slysta. Iškart pasakysiu, kad čia ne mano vairavimo įgūdžiai labai blogi. Čia tiesiog yra trumpa bazė ir tarp ratų, ir tarp priekinių ir galinių, ir tarp šoninių ratų. Žodžiu, trumpa bazė, jis labai lengvai apsisuka. Jis manevringas, apsisukti labai patogu, vietoj lengva, bet tuo pačiu slystant jį labai lengva apsukti, žodžiu. Tai to viską parodysim, važiuojam kažką parodysim. Dabar jau viskas pagavo. Man dar tiechą reiks praeiti. Opa. Grįžtam! Gazas dugnas, lokas ir pizdės. Opa! Išsitaškė jau! Dabar išsitaškė. Žinau, kad reiks plasmasę, bet negalvojau, kad taip greitai. Formai. Tai gerai. Jis ir taip buvo lūžis. Bet ne, čia jau bamperis skaitosi nuo kažkur čia. Žodžiu, techu jau dar vienas trūkumas atsirado, bet nieko baisaus. Dar kol šviesų važiuojam, šiek tiek pafilmuojam kažką ir važiuosim į garažą rodyti sekančią dalyką, ką ten mes dar turim. Supratau, kame bėda turbūt. Nežinau, matysis vaizdo kamera ir nekai nufilmuota, bet, žodžiu, kai sukiesi, dingsta tas perdavimas. Ir iš antro bėgio matau, kad perjungtas pirmas ir apsisuku trišiam, norisi toliau nuvažiuoti, bet nieks nesisuka, gazas spaudžiu dugną, nesisuka ratai, nors rodo pirmas bėgis iš antro perjungtas. Tai nežinau, ir dabar ar važiuosi iš vis toliau, gal čia vėl sankaba sudegė. Mes kažkaip, žinok, keistai atrodė. Ir tarp kitko, kad pirkau šitą automobiliuką su sankabos defektu ir keičiau sankabą, tai klausimas, ar čia viskas gerai sureguliuoti. Prisiminiau, kad artėja mokesčių deklaravimas. Jeigu dar niekam nesate skyrę 1,2% nuo savo gyventojų pajamų mokesčių metinių, tai galėtumėt prisidėti prie mano veiklos tą, ką aš čia užsiemu, kokius projektus gaminu, konstruoju ir prie drifto artėjančio sezono. Jeigu jau skyrėte, aš tad nieko net kalbinėjau, kas kam skiria pasirinkimas kiekvieno, bet
Jeigu tiesiog tos pinigus paliksit ir niekur jų nepanaudosit, tai aš siūlyčiau prisidėti prie manęs ir man padėsit. Ir aš, kaip jau kai kurie pastebėjo, atsilyginu. Jeigu būna drifto kokias varžybėlės ar treniruotės, visada prieina, pasako, kad aš va čia tau skiriu dalį procentą, sakau, okei, sėdam, važiuojam, pravežu nemokamai, jokių nėra drift taksi mokesčių ir taip toliau. Ir plus atsakau jūsų visus klausimus Instagrame ir taip, nemokamai, nors klausimų gaunu daug, kodėl nedirba mano 6 cilindras, kodėl nedirba 5 cilindras iš video. Atsakau, manau, visiems stengiuosi pabendrauti su visais. Tai norėčiau, kad ir jūs būtumėt šiek tiek dėkingi, jeigu prisidėtumėt, būtų labai valio. Tai rekvizitus įmesiu turbūt čia kažkur pasidalinsiu rekvizitais ir aprašyme. Jeigu kyla klausimų, kaip tą padaryti, tai parašykit man asmeninę žinutę Instagram ar kažkur ir padarysim. Įdomu, jeigu, sakykim, aš daug jau domėjusi apie šitos visokius smartukus su motociklo varikliais įdėtais. Tai žodžiu, galbūt kažkas Lietuvoje yra su tuo susidūręs, kažkas kažko užsiema ir galėtų padėti arba informacija, klausimais, o galbūt tekinimo darbais ar kažkokiais projektavimo darbais. Čia bus atskiras turbūt video apie tai, kai jau pradėsim ardyti ir daryti. Pats aktualiausias klausimas yra su perdavimu. Kaip ir jau planas yra, kad bus per žvaigždutę motociklo variklis, bus per žvaigždutę, jau daug maž žinau ir kiek dantų, turbūt priekinė žvaigždutė ir galinė, bet pats būtent tas sujungimas mechaninis, sakykime, transmisijos. Kaip iš variklio perduoti į galinius ratus. Nes kol kas planas palikti galinę originalią važiuoklę su pusėšiais ir iš pavarų dėžės išimti reduktorių ir ten, žodžiu, tarp to reduktoriaus įkonstruoti žvaigždutę. Turiu visokių idėjų, bet, žodžiu, jeigu kažkas jau darėt kažką panašaus ir jau yra veikiantis dalykas, tai man būtų labai aktuali informacija, būtinai parašykite man Instagram ar kažkur. Žodžiu, jo. Tipo planas yra pabandyti dabar, nežinau, 1 ar 2 užvažiavimus padaryti. Aišku, žiema, blogos sąlygos, čia gali labai buksuoti ir nesukirti. Ne, tai fakt. Bet, žodžiu, pabandyti per kiek sekundžių pasieks 100 km/h. Ir po to, kai bus jau Suzuki variklis, dar kartą tą pabandyti. Jau su geru varikliu. Dar galėsim vėliau, kai sustosiu, parodyti, ką padariau, kad jisai, nes čia nėra mygtukų ESP, čia iš vis, kaip pastebėjot, mažai mygtukų. Lango pašildymo yra ir dar jisai veikia turbūt, pastumt šiltai, jeigu gali. Tai žodžiu, nėra ESP išjungimo, tai taip, kad galėčiau slidinėti, driftuoti ir visą šitą daryti, tai yra toksai dalykas kaip OBD jungtis, kur pasijungia diagnostika ir ten į 2 pinus įkišus, žodžiu, kokią nors sąvaržėlę, gaunasi ESP išjungtas. Tai parodysiu, kaip padariau. Pats nustebau nuo šito dalyko. Blemba, kur čia 100, čia reikia mums atkarpos, nežinau kokį ilgio, kad 100 pasiekti. Bet ką čia? Bandysiu kelt apsukas iki 5,5 ir perjunginėt bėgį, kad neprarastumėm to perjungimo laiko. Daryt šitą biškį stabdį užlaikyti. 1, 2... blogas startas. Galėjau laikyti. Nepasiekėm ir 100 km išsibarstė mūsų sparnas. Gerai, nelabai jo reikėjo mums turbūt. Aš nežinau, 3, 2, nežinau, 3, 2, 1. Kaip greit atrodo kelią tas rodiklį. Eik, savo, ten dar tabaluoja viskas. 80. Oi. Ir 100. Supratau vieną dalyką, nežinau kokį ten 5 bėgį jungiam ar kokį. Tai nereikėjo 5 jungti. 4 jau buvo beveik 6000 ir buvo 90 kažkeli, o tas 5 toks ir uždūsom. Tai nežinau, verta dar kartą bandyti, bet man atrodo jau surinkom sekundės, jau aišku, kiek ten yra. Bus įdomiau, kai jau važiuos po to, tada jau galima bus kelis kartus pabandyti. Dabar galima tiesiog internete paguglinti, kiek tie smartai iki 100 važiuoja, jeigu yra tokia informacija, kas yra 100 pasiekęs. Dar norėjau max speedą pabandyti, bet po šito viso reikalo biškį pasikeitė planai, aš galvoju, nebandysim. Kiek jisai važiuoja ant speedometro 140, dėl to tos didelės padalos tokios ir pirmi 40 kokių kilometrų sekiau, tai atrodo taip greitai kyla, bet ten tiesiog tokie tarpai dideli tarp 10. Tarp kitko, ką dar vis atsimenu informaciją ir iškart pasakau. Man tokie bent jau įdomus faktai, kad smartas sveria 720 kg. Dokumentuose rašo.
Nežinau, ar pavyks čia dar iš kažko išlengvinti jį, bet žodžiu, Suzuki sveria 167, jeigu neklystu. Nu tai svorio skirtumas nemažas, nu bet vis tiek nėra sunkus tas Smartas palyginus su kokiu paprastu automobiliu. Tai visas plasmasinis, kaip matot, lūžta tiesiog važiuojant nuo vėjo. Nu tai tas variklis tikrai turėtų jį nešti. Bus raketa, bomba, pitarda. Ir antroji Smarto dalis, vieną jau pamatėt, o antroji Smarto dalis yra čia. Tada. Tai apie Suzuki. Suzuki pirktas iš pažįstamų žodžių. Švelniai nusivartė neišėmęs posūkio ir palūžo keli kaulai, palūžo keli plastikai, keli aliuminio elementai. Žodžiu, turiu visą rinkinį dar, kas nuo jo aplūžė visas detalės yra. Kažkaip iš priekio taip atrodė jisai daugmaž. Tai žodžiu, kaip ir minėjau, litriukas. Aš jau tokį turėjęs ne vieną, šitie varikliai man labai patinka. Maža rida, kas čia visai gerai. Netgi 40 000, man atrodo, nesiekė. Ir parduodu žodžiu. Iš karto noriu pradėti projektą, tai iš karto noriu išparduoti visas detalės aplink. Tai yra rėmas, rankenėlės, viskas, ko man nereikės projektui. Patys suprantat, man reikės tik variklio su visą užvedimu, su skydeliu. O va, tiesa, skydelė. Pas mums Smartukė atrodys va taip. Iškart įdomi dalis tai, ne? 15 000 apsukų vis tik tai. Tai va, čia bus daug dar klausimų apie visą šitą projektą, bet pagrindą supratot. Šitas variklis atsidurs ten. Dar vienas svarbus dalykas. Už kur šitą reikia? Tiksliai, aš va dar ką norėjau ir aš ko nepasirašiau, bet čia neturėtų būti daug problemų. Čia vieną fiškę pajungti, šitą pajungti akumuliatorių ir galima užkurti. Tai žodžiu, mačiau, kad ten buvo užkurtas ir gazavo, viskas okei, sakė su juo. Apart to, kad radiatorius, kadangi priekinis ratas gavo smūgį, linko priekinės šakės ir pažeidė radiatorių, tai antifrizas liktais leidžia, tai ilgai negalima užkursus laikyti. Čia dar kažkas atjungti. Kam patinka šitas projektas, tai iš karto komentarą parašot, kad patinka baisiai, tada pasubscribinat kanalą, nes jau iki 10 000 liko labai mažai, o jeigu gali būti, kad kol video išeis, gal jau ir bus 10 000. Tai reikia būtinai surinkti 10 000 subscriberių, nes tada gausiu YouTube statulėlę. Ai, ne, pala, 100 štukų reikia, nu tai tada dar ne. Nedaug trūksta, dar 9 tada štukų. Pasubscribinam ir tęsiam projektą. Sekantį seriją iš karto išeina. Nu ir kaip visada, jeigu neatsiliksiu, kaip kartais nutinka, tai Contribui jau bus nauja serija išleista. Tai ten užeinam, paremiam, prisidedam prie projekto ir žiūrim naują seriją.